Šiandien biškai pakalbėsim apie muziką šitam Volvo. Apie USB kur porankiai. Flešiukas. Kodėl ne visos dainos groja? Arba visai negroja, arba kai kurios groja, kai kurios negroja. Tai arba groja, arba negroja. Vienos groja, kitos negroja, visai negroja nei vienos. Tai bitreitas pačios dainos, pavadinimai būna, kad netinka, gal dydis mažiau, bet labai stipriai bitreitas muša. Parodysiu, kaip čia viskas. Katalogą insimečiau kelias dainuškas ir iš karto galiu pasakyti, kad jis pirmas dvi groja, visų kitų ne. Pažiūrom. Viskas skaito, groja. Čia biškai prasuksiu. Reiškia, atkuria. Bandom kita Metalikos. Čia viskas irgi atkuria. Ir dabar jungiam sekančią. Unreadable track ir viskas. Ir baigėsi. Tai dabar išimsim tą flešiuką. Į kompiuterį įsijungsim. Tai patys katalogai. Trečias. Metalika, kurios grojo dvi. Ir visos kitos negroja. Žiūram toliau. Bitreitas. Pavyzdžiui, Metalikos 192. Kita Metalikos daina 128. Šito tai nesuprantu, kodėl vienas groja 192 kilobitų per sekundę. Ir kitas groja 128. Toliau žiūrom pagal sąrašą kitos dainos. 192 negroja, 123 negroja, 192 negroja, 133 negroja. Dabar pabandysiu iš jų visų bitreitus pakeisti į 128. Ko reikia? Reikia VLC Media. VLC Media. Eini į Media. Čia atsidarai Convert Save. Šitam lange jums reikia įsikelti jūsų dainą. Add. Čia kažkokį iš savo to flešiuko. Imam trečią. Paimsim. Ir tada spaudžiam Convert and Save. Pasitikrinimui tai reikia čia užeiti ant to raktelio ir pažiūrėti audio kodekas, kad būtų pas jūs MP3 ir 128 kilobitai per sekundę. Viskas, spaudžiam Save. Ir pasirenkam, kur išsaugosim tą konvertuotą dainą. Tai nesaugokim tam pačiam aplanke.
pasirinku šią tuščią vietą ir save. Save ir start. VLC playeris va eina konvertavimo, matysit, kada baigsis. Viskas baigėsi, dabar aš dar lipu į viršų. Va, mano ta dainuška. Aš, kaip sakant, ją pįsti savo trečią katalogą. Pakeičiu prieš tai buvusią. Ir dabar paimsiu, įkišiu atgal į Volvo flešiuką. Ir pažiūrėsim, ar ta H daina gros ar ne. Trečias mūsų Metallica. Groja, žinom. Toliau. Reiškiasi, bitraitą pakeitus, viskas groja, ko jums reikia, tai flešiuko jūsų su muzikėlėm, jūsų kompiuterio su VLC playeriu. Ir klausykitės, linksminkitės. Geros dienos.